Pagrindinis mano darbas jaunimo grupiai yra prižiūrėti. Jeigu jie nutars, kad jie kviečia suaugusius, yra prižiūrėti netgi ne tarp suaugusių ir tarp jaunimo, kad nevyktų koliojimuose, kad nebūtų mandravojimo ir nesąmonių šnekėjimo pagal ChatGPT, kad galėtų atsvarą. Ypač jeigu ateina suaugęs, kuris kažką nori padėti, prisidėti, gali padovanoti savo seną supuvusį akvariumą ir jis jau galvoja, kad jis yra kietas ir šneka nesąmonės. Tai vat, kad tokių nebūtų, mano darbas būti ten. Bet aš dabar labai aiškiai suvokiau, ką aš darysiu ir ką siūlysiu jaunimui, kad jūs jaunimas pasilikit šitą grupę ir ją pasikvieskit labai mažai žmonių. Vieną kitą, kuriuos tikrai pažįstate kaip akvariumistus. O grupė Lietuvos akvariumai, kurią aš sukūriau tik tam, kad padaryti ir kuri neturėjo jokio tikslo, šiandien taps private, iš jos ištrinsiu visus, ką nepažįstu, visi, kas nori užduoti klausimuką, galės eiti, suaugę, visi galės eiti į bendras grupės ir uždavinėti. O šitoj grupiai aš paliksiu tik tuos žmonės, kviesiu tik tuos žmonės, kurie turi praktikas, kaip Katina, kaip Dainių, kaip Joną, kaip Pavelas Skorupa, pavyzdžiui, yra atėjęs į tą grupę, jis tyliai sėdi, bet tai yra labai patyręs akvariumistas, kad kai ateina jaunimas pas suaugusius ir užduoda klausimą, jie gautų pasvertą atsakymą, o ne šūdo malimą.